Sveiki, iš objekto. Šiandien filmuoju stogo šiltinimą, kurį pamatyti iš arti tikrai verta. Trumpai parodysiu video, kaip atrodo šio video pabaigoje. Kol vyko darbai, viduje būti buvo tiesiog neįmanoma dėl nulinio vėdinimo ir putų rūko, tačiau vos meistrams subaigus darbus, vaizdas pasikeitė kardinaliai. Šiame objekte stogas jau buvo apšiltintas mineralinė vata, tačiau šeimininkai norėjo pasiekti maksimalų namo sandarumą. Tam idealiai tiko uždarų porų poliuretanas. Sienos buvo saugiai apsaugotas plėvelėmis, o stogas gavo naują galingą apsaugą. Kodėl uždarų porų putos yra toks populiarus pasirinkimas? Štai keli faktai. Jokių siūlių ir tarpų. Skystos putos išsiplečia ir užsandarina absoliučiai kiekvieną mikroplyšį. Atsparumas drėgmei. Uždarų porų struktūra visiškai neįgeria vandens, todėl namas apsaugotas nuo drėgmės ir pelėsio. Mažiau yra daugiau. Šios putos turi itin aukštą šiluminę varžą, todėl plonesnis sluoksnis veikia efektyviau nei storas kitų medžiagų sluoksnis. Dabar trumpai įmetu video, kaip visas stogas bendrai atrodo. Pažiūrim. O kaip šiltintumėte arba jau apšiltinote savo stogą jūs? Pasidalinkite patirtimi komentaruose, o jeigu domina mūsų paslaugos, termovizija, dirbame visoje Lietuvoje, konsultuojame nemokamai. Kreipkitės.